Sveiki visiems, namaste. Šiandien noriu pakalbėti apie gyvenimą atsiminimuose. Įdomi tema. Aišku, čia ir dabar atstovai sušoks ir sakys, o čia negerai, čia iliuzija, čia blogai, reikia gyventi tik čia ir dabar. Šioje akimirkoje. Ne praeity, ne ateity. Bet man va šitos teoriniai tokie paistaliojimai, sakau paistaliojimai, jie man neprilipo. Kodėl? Dėl to, kad ne viskas yra taip mechaniška. Ir ne viską tu gali į 3 taisyklės sukišti. Nemąstyk apie praeitį, nemąstyk apie ateitį, mąstyk apie dabartį. Aš tokių nesutikau, kurie va šituo teoriniu gražiu modeliu sektų. Ir aš asmeniškai leidžiu tekėti taip, kaip teka tas gyvenimas. Ir jeigu tu nori pamastyti apie ateitį, tu ir pamąstai apie ateitį. Ir jeigu tu nori ir tau malonu pamastyti apie praeitį, tu ir pamąstai. Ir tu pabūni praeityje. Ir tu pabūni ateityje. Ir tu pabūni dabartyje. Man kažkaip, žinai, tokios skambios frazės ir tokios, žinai, kaip nušvitelių frazės, man jos neprilipo. Ir aš pastebiu, kad atvirkščiai, metams bėgant, aš labai dažnai grįžtu į praeitį. Koks aš nusidėlis. Gyvenu praeitį. Aš grįžtu į praeitį. Ir aš grįžtu į praeitį dėl to, kad mane aplanko labai šviesus ir geri atsiminimai. Matot, vaišnavo tradicija yra biški kitokia. Ir vaišnavizme yra normalu, kad tu pasilgtum šventųjų ir mąstytum apie juos, ilgėtumėsi juos, gyventum praeitį, kartais gyventum praeityje. Prisimindamas gerus laikus, kaip tu praleidai akimirkas su vienom ar kitom asmenybėm. Šviesiom. Ir tos akimirkos, jos apvalo. Tas atsiminimas, tas ilgesys, jisai apvalo sąmonę. Jis jokiais būdais nekenkia. Ir aš tikrai tų teorijų ten gyvenk dabartį, negyvenk, man jos neprilipo. Nors aš kai kurios įrašuose buvau į tą pusę kalbėjęs. Tuo rakursu, kad geriau į blogus įvykius negrįžt praeitį ir nesinervinti dėl ateities labai. Bet aplamai, grįžti praeitį yra gerai. Į šviesią praeitį. Tai kelia ilgesį, bet tas ilgesys jis toks yra apvalantis, nes tu ilgiesi tų gerų akimirkų, šviesių akimirkų iš savo gyvenimo. Ir tos šviesios akimirkos gali būti susijusios ir su situacijom, bet visą laiką bus susijusios ir su asmenybėm. Be abejo, gali būti susijusios ir ne su asmenybėm, su gamta. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu savo atgal daug gyvenimo ir aš ten matau vien kirtanai, bhaktai, harinamos, pamokslavimas, šventyklos, šventės,
mantros vienumoje kartojimas, matau ir aišku atsiskyrimą vienkiemyje, viena eina baktiški dalykai. Ir aš kuo toliau, tuo labiau sugrįžtu į praeitį. Ir labai dažnai gyvenu praeitį. Nes tai buvo mano auksinės dienos, kada praktika, ypatingai vienkiemis, kada praktika būdavo intensyvi, kada turėjau tiek dvasinės smarvės, kaip sakant, kartot 64 ratus, 6 valandas kartot, aišku, su pertraukėlė. Kada išeidavau pavasarį į mišką ir sukartojus tiek mantros, tiek pasimeldus, pameditavus, tu tą gamtą visai kitaip jauti. Tas pavasarinis miško kvapas, kai eidavau pro tokią atkarpą, kai pasijausdavo ir liepų, ir pušų, ir visokių kitų augalų kvapas sumiksuotas, kažkokia tai pasakiškas kvapas. Ir kvėpdamas tą kvapą, aromatą, tu jausdavai Dievą. Kad viešpats yra tame kvape. Nes Krišna Bhagavad Gitoj moko, kad visos gražios apraiškos materialiam pasaulyje yra jo atspindys. Arba išeidavau žiemą ir nuklotos plynės sniegų, nes vienkiemis aplinkui laukai, miškai, artimiausias namas gal už kilometro. Dabar ten yra Švento Vardo vienuolynas įsikūręs toj teritorijai. Ir tas sniegas, ir ta žiemos saulė į sniegą mesdavo savo spindulius ir žibėdavo tas sniegas, žibėdavo visas plotai žibėdavo to sniego. Ir aš žiūrėdavau tą sniegą ir sakydavau, va, čia yra Krišnos spindėjimo, kuris eina iš jo kūno, tolimas atspindys. Šitą gamtą jausdavau kaip Dievo energiją, dabar aš taip nejuntu. Nes tiek jau nekartoju, nėra tiek ūpo kartot, pasiryžimo, aišku, turiu ir daug kitų pareigų, tada neturėjau nei namo, nei sklypo, visiškai vienas. Laisvas protas ir tokia plati sąmonė, kaip dangus. Dėl nieko nepergyvenau. Auksiniai laikai. Ir aš juos labai dažnai grįžtu. Grįžtu į Harinamas, kai gatvėse eidavom, dainuodavom. Grįžtu į pamokslavimo programas, kurias dariau su jaunimo grupe, kurią subūriau. Į Vedų kultūros centrą Kaune, kur organizuodavau sekmadieninės ir kur tikrai virš 100 jagių ugnies ritualų Narasimhadevai padaręs tikrai, nes kiekvieną sekmadienį būdavo jagė. Prisimenu Klaipėdos Vaišnavų kultūros centrą, kur pamokslavau prieš daugiau nei 10 metų, kur buvo labai nuoširdus pamokslavimas ir tokia bendruomenė graži kūrėsi. Vilnių, Telšius, Mažeikius. Tiesiog niekam čia neįdomu, ką aš čia veikiau, aš suprantu, bet kaip pavyzdį duodu. Ir jeigu tai yra šviesus prisiminimai, kurie tave pakelia, tai tu kuo dažniau ir būk toj praeitį. Aš grįžtu į Indijos vietą šventas. Aš tiesiog kiekvieną dieną grįžtu ten. Kiekvieną dieną aš jų ilgiuosi. Ypatingai Vrindavano ir Himalajų. Kiekvieną dieną aš ten grįžtu.
Aš kiekvieną metrą atsimenu aplink Radakundą. Nu ne kiekvieną metrą, kiekvieną 5 metrų atkarpą. Viską atsimenu. Kur koks laiptas, kur koks žmogus būdavo, kur kokia šventykla. Ir būtent gyvenimas praeitį mane apvalo. Aš nesu budistas. Aš tokių savo tikslų nekeliu. Pas mane kita pasaulėžiūra. Jeigu aš galiu už kažko užsikabinti praeitį ir būti valandom praeitį, šviesioj praeitį, aš ten būnu ir būsiu. Ir duok Dieve paliksiu kūną, mąstydamas, kaip praėjo gyvenimas su šventu vardu, šventom vietom, šventom asmenybėm, baktais, pamokslavimu. Tai bus išaukštinta mirtis. Tai vat aš vis dažniau grįžtu į praeitį. Ir kai žiūriu į praeitį, man vien šviesa eina. Nes praktiškai visos situacijos yra paleistos. Ir ant nieko akmens nelaikai širdį. Aišku, yra asmenybės, kuriom atleidai, bet kurias atsiminus eina atstumo jausmas. Yra. Bet tai nedominuoja atsiminimo turinio. Ir skausmo nekelia. Čia sakau tam, kad nevaidinti visiškai šventojo, žinai. Bet daugumoj viskas paleista ir susitaikyta. Buvo karma, pamokos, evoliucija. Kaip be pavadinsi. Bet paleista. Ir kai tu paleidi, tikrai paleidi, plečiasi platus jausmas krūtiniai. Dangus. Pavasarinis, melsvas, erdvus dangus. Dėl to labai svarbu, jeigu mes norim gražiuose atsiminimuose, grįžti į gražius prisiminimus ir turėti gražią praeitį, tai tą praeitį ją reikia irgi pagražinti. Ir jinai kiekvienais metais ta praeitis gražėja ir įgauna vis daugiau prasmės ir patrauklesnė. Dėl to, kad tu supranti, ant kiek jinai buvo prasminga. Tu vis labiau ir labiau prasmę supranti, įsisąmonini tos praeities. Kol tau dabar vyksta, tu negali įsisąmoninti. Tu nevertini. Tu nesupranti, ką gauni. Bet kai tau praeina, tu labiau įvertini, įsisąmonini, ką tu gavai, ką tu išmokai, kiek tu patobulėjai. Kiek tu evoliucionavai. Ir kad tai buvo labai svarbu tam, kad tu pereitum iš taško A į tašką B, iš taško B į tašką C ir taip toliau. Plius praeitis gražėja dėl to, kad tai, kas ir neigiama, tau išsipučia. Dvasinės praktikos vėjas išpučia iš širdies tai, kas yra neigiama, o kas teigiamo lieka. Ir tu grįžti tą praeitį, grįžti. Tu vis
kaip sakyt, tau lieka vis gražesni ir gražesni vaizdai. Ir šviesesni, jie šviesėja. Kiekvienais metais jie šviesėja. Net ir ta pati vaikystė. Prieš 30 metų jinai man atrodė, vienokia. Bet po 30 metų jinai man atrodo daug šviesesnė. Dar po 20 metų, kai aš atsiminsiu vaikystę, jinai bus dar šviesesnė. Tu dar labiau vertinsi, ką tu turėjai. Kai dabar vaikai net į kiemus neišeina. Tupi prie telefonų, kompiuterių, o tu tik tai kieme ir būdavai. Ir tiek socializuodavais, ir tiek su gamta bendravai, ir tiek save reiškiai. Kokia vertenybė. Dabar nėra tokios vaikystės. Nėra dabar. Dabar visur vaidenasi pedofilai, vaikų grobėjai. Visur šuo įkąs, ten purvo pavalgysi, dar kažkas. Su mašinom vežiojam. Aš nesakau, kad tai blogai, bet dabar nėra to, kas buvo. Ir niekad nebebus. Įvertini vaikystę. Įvertini jaunystę, kai su vaišnavai susipažinau, arba kai krikščionybę praktikavau. Viską labai gerai vertini. Ir matai prasmę. Ir kuo daugiau prasmės tame matai, tuo ta praeitis saldesnė, prasmingesnė. Ir net tie blogi kabutėse dalykai, jie saldus tampa. Nes per juos tu labai daug supratai, patobulėjai. Dėl to aš asmeniškai, kuo toliau, tuo labiau grįžtu į praeitį. Aš ne tik dabartį gyvenu, bet ir praeitį. Bet ta praeitis yra šviesi. Ir taip pat mėgstu į ateitį pažiūrėti. Aš labai dažnai, nėra net dienos, kad aš į ateitį nepaskanoju ateities. Taip, aš nesu nušvitęs, nesu tas jogas ar kažkoks tai, kuris tik čia ir dabar ir dvasinis pasaulis. Ne. Bet man, turiu pasakyti, tai visiškai netrukdo. Man atvirkščiai padeda. Aš vystau gebėjimą nuskaičiuoti ateitį, pamatyti ateitį. Aš jį tiesiog vystau. Man kažkas pasitvirtina, kažkas mažiau pasitvirtina, kažkas nepasitvirtina, bet aš tą vystau ir tame nematau jokios problemos. Taip, kad būkim natūralūs žmonės. Mažiau tų gražių, filosofinių, skambių, išaukštintų frazių ir patarimų. Tiesiog, galų gale mes esam žmonės. Ir mūsų ta vidinė tėkmė, minčių jinai teka palei mūsų apsivalymo lygį. Jeigu pas tave yra daug baimės, tu tikrai labai daug mąstysi apie ateitį, bet su tokiu nerimu. Ir tau gali šnekėti, kad tu būk čia ir dabar, bla 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 bla. Niekas nepasikeis, kol tu baimės neapvalysi. Tai geriau reikia šnekėti, kaip baimę apvalyti, o ne būk čia ir dabar, būk čia ir dabar. Lygiai taip pat, jeigu tu grįžinėjai į praeitį dėl nuoskaudų, tokiam žmogui nepadės, sakau iš praktikos, būk čia ir dabar, būk čia ir dabar, čia nepadės tos frazės. Jis turi išmiešt iš savo širdies nuoskaudas, kad jis negrįžtų į tą praeitį. Jis turi išmiešt. Jam šitos frazės nepadės išmiešt. Biškį kvėps, gal užves ant kelio, bet tai reikia išvalyti. Ir tada mintis nebegrįš į praeitį neigiamai. Čia labai lengva va tokiom kaip mokytojai plepėti, žinai. Ir dažniausiai tie, kur plepa, jie patys to nepasiekia. O vaišnavai iš vis sako kitaip. Būt dabartį yra irgi iliuzija. Vaišnavai kelia dar kitą tikslą. Būt virš laiko. Virš praeities, virš ateities ir virš dabarties.
Transcendentinė būsena, virš laiko. Virš laiko nėra net savokų dabar, ateitis, praeitis. Nėra tokio dalyko. Virš laiko. Man kažkada yra tekę patirti tokių būsenų, kur nėra tokio dalyko kaip dabartis. Nėra. Nėra. Nes kai tu sakai dabartis, jau kai tu pasakai da, b, ant b raidės jau da yra praeitis. Nėra tokio dalyko kaip čia ir dabar. Nėra. Nes kiekviena milisekundė jau yra praeitis. Tu galų gale turi pakilti virš laiko. Nes pats laikas kaip energija, jinai yra tik materialiam pasaulyje ir jinai yra materialaus pasaulio dalis. Jeigu tu būni laike, tu lieki materialiam pasaulyje. Čia irgi va taip jau pavarau skambiai. Bet aš turėjęs tų būsenų ir dėl to aš kalbu ne iš teorijos. Turėjęs tų būsenų, kai matai praeitį, ateitį, dabartį, viskas viename, kaip įvykę jau. Bet tos būsenos eina ir praeina ir tu gyveni, tavo tėkmė vidinė teka palei tavo apsivalymą, palei tavo ydas. Ir tiek, kiek tu baimės turėsi, tiek tu į ateitį ir žiūrinėsi. Aišku, tu gali žiūrėti į ateitį dėl kitų tikslų, kad kažkam padėt, kad savo paprojektuot, kaip geriau daryti, kad planas įvyktų, geras planas, geras daras. Bet aš kalbu, kai žiūrima iš baimės, iš nerimo. Nu, tu tiek, kiek turi, tiek ir žiūrėsi. Nu, tu negali, tu turi išvalyti tą baimę. Sako, mažiau mąstyk apie pinigus. Kažkas tokį patarimą duoda. Nu kaip mažiau mąstyti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi didelį godumą, nu jis ir mąsto. Nu ką tu jam pasakysi? Mažiau mąstyk. Nu jis sekundę mažiau mąstys, kitą minutę jis jau daugiau mąstys, nes širdį reikia keisti. O širdis per dieną ar per savaitę nepasikeičia. Tu turi apvalyti tą godumą, tą baimę, tas nuoskaudas. Sako, tu čia dabar nepyk. Jau viskas praėjo, pamiršk. Nu, bet jeigu jis turi išdidumo ir ego, jis labai pyks, kad jį pažemino. Labai pyks. Ir jam tos visos gražios teorijos ir pasakymai nifiga neveiks. Tai tom geriau sakyk. Kalbėk apie šaknį. Kaip pravalyti išdidumą, netikrą ego. Ir jeigu jis tą truputėlį pravalys, tas piktis jisai antiek ir nueis. Tai čia net jeigu ir taip kalbant apie gyvenimą praeitim, ateitim, čia net ir šitas aspektas, kad būkim žmonės natūraliai. Natūraliai, numąstai apie ateitį, numąstyk apie tą ateitį. Stebėk savo nerimą, baimę, žiūrėk, kas tave verčia mąstyti. Jeigu krypsta į praeitį, tegu krypsta. Kaip sakau, pas mane krypsta į šviesią praeitį. Ir kuo toliau, tuo labiau. Ir aš savo nesiparinu. O jeigu krypsta į blogą praeitį, krypsta, suprantu, kad dar yra kažkokia nuoskaudėlė. Gal aš dar kažko neįvertinu tos situacijos, nesupratau, reikia laiko. Ir aš leidžiu, aš laukiu, kol tas laikas ateis, kol aš tą praeitį įvertinsiu. Kol jos aš neįvertinu, aš savo pripažįstu. Kol kas šitas praeities elementas man žiauriai nepatinka. Ir aš ten nebandau kažkaip mechaniškai ten su kastuvu jį iškasti ir išmesti. Nebandau tokių dalykų daryti. Man patinka natūraliai bhakti joga ir natūraliai gyvenant, aš kuo toliau,
tuo labiau grįžtu į praeitį. Bet į šviesią praeitį. Nes ta tamsus praeities elementai, jie yra paleisti. Plus juose pamatyta prasmė. Ir į tuos grįžtų. Bet labiau grįžtų į akimirkas. Ir kadangi tos akimirkos šviesios ir surištos ir su gamta, ir su vaikyste, ir su dvasinė praktika, pavyzdžiui, šventos vietos, Himalajai, Vrindavanas, tai tu apsivalai. Gyvenkim taip, kad tie prisiminimai mus apvalytų. Ir jie būtų švarūs, skaidrūs, išgyventi, paleisti, prasmė pamatyta juose. Praeitie labai svarbu pamatyti prasmę. Labai svarbu ją paleisti, skaudulius. Ir pamatyti prasmę. Ir pamačius prasmę ir šviesą išgyventi. Lygiai taip pat atleidus išgyventi šviesą. Lygiai taip pat įvertinus praeitį, išgyventi šviesą. Aš nesivadovauju jokiais būdais į praeitį, jokiais būdais į ateitį. Aš netgi dažnai bandau pažiūrėti praeitus gyvenimus, kad tapčiau sąmoningas. Kodėl dabar yra vieni ar kiti dalykai. Nes jeigu tu praeitį pamatai, tu supranti dabartį. Jeigu tu supranti dabartį, tu pamatai ateitį. Jeigu tu pamatai praeitį, tu pamatai geriau dabartį. Jeigu tu gerai supranti dabartį, tu gali pamatyti ateitį. Jeigu tu įvertini dabartį, normaliai, matai, tu supranti, kokia bus ateitis. Tai, pavyzdžiui, tu matai labai stropiai bedirbantį žmogų, kuris turi tikslus, tu jau gali matyti ateitį. Tai žmogus tikrai eina į sėkmę. Bet jeigu tu matai žmogų, kuris pastoviai niurzga, nepatenkintas ir nenori dėti pastangų, tu jau matai ateitį. Nes tu jeigu gerai matai dabartį, tu jau gali matyti, kokia bus ateitis. Tai aš kažkaip tai leidžiu savo ir į praeitį šio gyvenimo, ir praeitų gyvenimų bandyti eit, ir į ateitį pažiūrėti, ir dabartyje pabūt. Bet įrašas daugiau apie praeitį. Nes vis labiau ir labiau, ypatingai prieš rudenį, prieš gimtadienį, rugsėjo mėnesį esu gavęs šitą kūną. Gimęs kūnas yra rugsėjo ir prieš rugsėjį man eina tokie prisiminimai šviesus. Ir tiesiog eidamas gatve, beleka, tiesiog išgyveni laimę. Vien iš atsiminimų. Nereik nieko papildomai, tiesiog eini ir išgyveni laimę. Kaip gera, tą patyriau. Ir kokią valandą prabūni atsiminimas, 2 valandas. Visai nejogiškai. Bet vaišnavai prisiminimus labai vertina, vaišnavų liniją. Ypatingai prisiminimus, kas liečia šventuosius, šventas vietas. Prisimenu ir Param Gurudevą, kuris yra jau išėjęs, kuris man davė Harinam pašventimą į šventą vardą, su kuriuo gal teko susitikti gal 4 kartus viso. Man atrodo 4 ar 5 tik kartus. Lygiai taip pat grįžtu į kelionės, kurios buvo prieš metus, prieš 2, prieš 3, prieš 4, prieš 5 į Indiją. Daug laiko, kuo toliau, to daugiau laiko praleidžiu praeitį. Bet apsivalau. Dėl to
Tiesiog palinkėjimas visiems, gyvenkim taip savo gyvenimą, kad būtų po to labai malonu grįžti į dabartinės akimirkas. Gyvenkim savo gyvenimą ir stenkimės jį taip interpretuoti tas situacijas, kad jos liktų jau dabar šviesoje. Kad jas jau mes matytume jau dabar šviesoje. Nereikėtų laukti 10-20 metų, kad suprastume. Ir gyvenkim savo gyvenimą. Ne kitų žmonių gyvenimą, kaip kažkas nori, reikalauja, pritempinėja. Pagelbėt būtina. Bet tavo gyvenimo kryptis, linija turi išlikti tokia, kokia tau eina iš vidaus, o ne tokia, kokia tave gundo su nauda, gazdina ar įtakoja kažkas ar tempia. Ir jeigu tu vis tiek eini savo liniją, jeigu tu praktikuoji praktiką ir tu jau dabar supranti prasmę savo gyvenimo linijos, prasmę savo, kodėl vienos ar kitos situacijos vyksta, paleidinėjai, nelaikai nuoskaudų, įvertini tai, kas dabar yra, žmonės, kurie supa, tai tu ir po 5 ir po 10 metų įvertinsi tuos savo prisiminimus. Jie dar labiau bus įvertinti. Tai vat apie tai, tokios mintys ėjo čia vieną dieną, per Ekadą šį vakarą sausai pasninkavau, buvo nelengva, protelis norėjo pavalgyti ir gerokai pavalgyti, tai šiandien prisišveičiau grūdų, tai vakare su tokiu nusilpusiu kūnu ėjau link miško. Ir pirmyn, ir atgal, ir kol ėjo tas gyvenimo, tos akimirkos, ir aš, kadangi labai dažnai stebiu, apie ką aš mąstau, stebiu tiesiog, tai toks yra jau įpratis. Aš tiesiog, sakau, kiek aš ilgai būnu praeity. Ne dėl to, kad dabartis manęs nedžiugintų, ne, džiugina. Irgi pakankamai laimingai funkcionuoju, egzistuoju. Bet tu tiesiog labiau pradedi įvertinti praeitį. O tai, kad tu labiau įvertini, prie to tu grįžti vis labiau ir labiau. Ir tu matai, kaip laikas eina, kaip laikas nusineša žmonės, kaip laikas nusineša situacijas. Ir tu žinai, kad tu niekad nebegrįši nei prie tų žmonių, nei prie tų situacijų, kurios tau buvo brangios. Ir vis dažniau tai vertini. Tai va. Tai tiek būtų pasidalinimų apie prisiminimus. Nebijokim gyventi praeitim. Daugiau žiūrėkim, kokioj praeitį mes gyvenam. Galbūt nebijok, bet neverta gyventi tamsioj praeitį. Jeigu praeitis yra tamsi, reiškia, tu nesupratai prasmės. Neradai pliusų toj praeitį. Nepamatei iš šono jos. Neįvertinai, ką jinai tavyje išugdė ir davė. Bet jeigu pažiūri kitų kampų, net ir pačius, kaip sakyt, liaudiškai šūdiniausius laikus, metų, situacijas. Bet jeigu ten randi prasmę, jeigu matai, kokia vertė buvo po to, kad tu išsivystei, išsiugdė tam tikros savybės, jeigu įvertini, tai ta praeitis nusispalvina kitom spalvom. Čia kalbu netgi apie tokią neigiamą. O ką kalbėti apie teigiamas? Tai va. Tai tiek būtų. Ir pasakysiu visą laiką savo maldelę, kad visi, kas galit palaikyti šitą švietimą, kviečiu paremti.
šitos projektus pamokslavimo, žinių skleidimo. Rekvizitus visą laiką palieku prie prašymo. Iki kitų kartų. Namaste.